Vilniuje Kauno gatvėje daug kartų pravažiavau, bet dabar atrasiu iš arti, slepiasi štai tokia mokykla. Šiandien sakiau labas įvairių įstaigų darbuotojams, tiek mokytojams, tiek socialiniams darbuotojams, kurie domisi ir domėjosi, kaip mes dirbam su paaugliais. Šiandien kalbėjom apie taisyklių įvedimą, kaip nustatyti ribas. Bet taip, aišku, aš gavau turbūt vienos iš sunkiausių klausimų, ką daryti su tais, kurie jau sunkiai keičias. Ar vagystės yra, ar agresija. Bet man patinka jų nusiteikimas. Ieškoti sprendimų, nesustoti, nepasiduoti. Net jeigu, man atrodo, mes paauglių perspektyvą laidojam, kad tikrai galima su jais kažką pasiekti, padaryti, nesvarbu iš kokios jų kultūros būtų. Ačiū labai už kvietimą Edu Vilnius organizavimui. Ir, o kaip vadinasi pagrindiniai organizatoriai? Aš užrašysiu va čia. Ačiū ir jums, Agnieška, ačiū už organizavimą, už pakvietimą. Iki kitų kartų. Jo. Arba galais, kaip prašo.